Sveiki, mano vardas Jolita. Trumpai prisistatysiu, kad žinotumėt, kas aš tokia ir kodėl kalbu. Man 45 metai, beveik visą savo gyvenimą paskyriau paieškai Dievo ir prieš 4 metus atsiverčiau. Maždaug apie 20 metų gan intensyviai užsiiminėjau įvairiomis praktikomis. Dabar visko neįmanoma turbūt tiek daug papasakoti, bet tie, kurie mane pažįsta ir labai ilgai manęs prašė įrašyti šitą video, žino mano gyvenimą, o naujiems žmonėms, kurie klauso ir galbūt jums pasirodys įdomi tokio žmogaus kaip aš atsivertimo istorija, tai pabandysiu kažkaip trumpiau pristatyti, kad neprailgsta klausytis. Dievo ieškojau nuo tiek, kiek save prisimenu, nuo vaikystės turbūt, bet intensyviau užsiiminėjau įvairiomis praktikomis, ko gero paskutinius 20 metų. Ir patys intensyviausi buvo turbūt 5 metai iki mano atsivertimo. Jau buvo toks gan gilus dvasinis gyvenimas. Aš labai daug važinėjau po įvairias šalis, po Indiją, po Nepalą, Tailandą, gyvenau įvairiuose vienuolynuose, mokiausi įvairiuose mokyklose, jogos mokyklose, priklausiau įvairiom sektom. Kaip dabar galiu tą drąsiai pripažinti, tuo metu man tai atrodė, kad visa tai yra labai dieviška ir labai svarbu. Galbūt ir buvo svarbu, nes jeigu neturėčiau tos patirties, tai tikriausiai dabar ir nekalbėčiau apie tai ir neturėčiau kaip padėti žmonėm, kurie keliavo tuo pačiu keliu. Aš atsiverčiau prieš 4 metus ir visus tuos metus draugai ir artimieji prašė manęs papasakoti savo istoriją, bet man buvo labai sunku. Galbūt jaučiausi nepasiruošus ir dabar nesu pasiruošus kalbėti apie tai, bet galbūt jau atėjo laikas, nes po to viskas pasimirš ir geriau papasakoti tai dabar. Trumpai pasakysiu, kas aš esu. Aš užaugau nedideliam miestelį, po to įsikėliau į Vilnių, mokiausi universitete, baigiau ekonomikos fakultetą verslo vadybą. Dirbau puikiuose darbuose, padariau puikią karjerą. Paskutinius 7 metus prieš mano tokį intensyvų dvasinį gyvenimą ir po to atsivertimą aš dirbau televizijoje, dariau karjerą, buvau netgi vieno komercinės televizijos kanalo kūrybos direktorė ir man labai gerai sekėsi, aš labai mylėjau savo darbą, bet turėjau šeimą. Buvau ištekėjusi, turiu sūnų ir gyvenimas, kaip atrodo, kaip ir būtų nuostabus, nes viskas buvo gerai ir žmonės aplinkui buvo nuostabus ir mano bendradarbiai buvo puikus ir vadovai visi buvo puikus. Iš tiesų gyvenime man labai labai sekėsi, viskas buvo gerai ir šeimoje viskas buvo kaip ir gerai ir vyras buvo nuostabus ir turiu nuostabius savo tėvus ir šeimą savo, sesę, brolį. Neįsivaizduoju, ką galima dar prašyti iš Dievo, bet vidumi nuo pat vaikystės jaučiausi labai tuščia, labai alkana kažko dvasios Dievo. Aš pati pradžioje nežinojau, ko aš ieškau, bet labai sunku buvo man gyventi šitam pasaulyje, nuo pat kiek save prisimenu. Labai buvo sunku suprasti žmonių šaltumą, žmonių nemeilę, piktumą. Ir pati atitinkamai reagavau ir pykau ir labai daug depresavau ir kankino panikos atakos ir baimės įvairios kiekvieną naktį ir kiekvieną rytą atsikeldavau su baisiu nerimu. Ir aišku, kad tai davė rezultatą, aš turėjau kažką daryti, kad išgyventi. Aš ieškojau Dievo visur, kur tik įmanoma. Pradžia, ko gero, buvo katalikų bažnyčioje. Aš priėjau
pirmos komunijos, lankiau bažnyčią, bet vėliau labai stipriai nusivyliau, dar būdama labai jauna, nusivyliau kunigu. Man jis pasirodė tuo metu piktas, nes jo komentarai netitikdavo tikrovės ir kai kurie mane labai įskaudino. Įžeidė, sakė, kad mes nueisim į pragarą dėl tam tikrų vaikiškų dalykų, kur tiesiog mes siusdavom ir dūkdavom, o mums kunigas sakė, kad mes dėl to nueisim, nepateksim į dangų. Ir mane labai sukrėtė, kaip gali Dievas būti toks piktas, kuris nepriima vaikus į dangų. Va, ir po to aš atsitraukiau galbūt nuo bažnyčios, buvau vaikas dar, paauglė visai. Nežinau, 13, kiek ten galėjo būti metų, man 14. Tada atėjo Lietuva, tuo metu pradėjo labai stipriai plaukti įvairios rytietiškos tradicijos, susižavėjau krišnaizmo, iš Vilniaus parsivežiau Bhagavad Gitą, skaičiau, labai žavėjausi, artimi žmonės tuo metu buvo taip pat susidomėję joga ir aš labai tai įsitraukiau, man labai patiko. Aš pajutau, kad pasaulyje yra kažkas daugiau, kad galbūt yra kažkur atsakymas, kurio aš ieškau, kad galbūt yra kažkas, kas gali užpildyti mano sielą. Bet niekur negalėjau iki galo užsipildyti. Ir vis tiek toliau aš dariau karjerą, mokiausi universitete, mokykloje tiesa mokiausi labai gerai, vien 10-ukais. Dievas davė man labai daug talentų ir kaip ir galėjau padaryti viską, ko tik panorėdavau. Labai anksti pradėjau skraidyti, išskridau jau, nežinau, 20 gal metų. Tuo metu buvo labai sudėtinga išskristi į Ameriką, aš išskridau Ameriką, ten važinėjau dažnai, skraidžiau dažnai. Buvau irgi pasiklydusi tokiuose linksmybėse įvairiuose. Nieko labai blogo, žinoma, nenutiko, bet kaip jaunimas mėgsta, taip ir aš linksminausi, rūkydavom lengvus narkotikus ir taip toliau. Niekur galbūt neįklimpau, bet širdis buvo labai sužeista ir nepavyko man užpildyti nei draugais, nei santykiais, nepavyko. Ir kuo toliau man to buvo sunkiau. Ir po to išsikrausčiau gyventi į Daniją, su šeima išsikraustėm, 3 metus gyvenom Daniją, ten irgi buvo man širdyje, viduje buvo labai sunku ir tikrai nebuvo kaltas nei vienas žmogus. Tai tiesiog aš pati kaltinu save dėl visko, ką gyvenime esu padarius ir kiek žmonių palikus. Ir išmetus iš savo gyvenimą, tai manau, kad kaltas ta mano dvasinė paieška, ta mano dvasinė tuštuma. Grįžus į Lietuvą, aš buvau iš Danijos, grįžau į Lietuvą ir įsitraukiau vėl į televiziją ir keletą metų, nemažai metų, bent 7 metus pradirbau televizijoje ir paraleliai važinėjau į Indiją, mokiausi jogos mokyklose, važinėjau į Nepalą, į Tailandą. Atėjo toks metas, kada supratau, kad nebegaliu daugiau dirbti, negaliu dirbti pasaulyje, man reikia užsiimti tik dvasiniais reikalais. Aš pradėjau, kadangi gavau įvairių skirtingų diplomų iš Indijos guru, tai pradėjau mokytojauti. Tapau meditacijų mokytoja, tapau jogos mokytoja, buvau viena populiariausių jogos mokytojų Lietuvoje. Drąsiai galiu taip sakyti, nes tikrai buvo labai daug sekėjų ir žmonių, kuriems buvo įdomu, ką tai aš darau, ir jie lankydavo mūsų pamokas. Aš tuo metu pradėjau dirbti taip pat su dar vienu žmogum, kuris taip pat gerokai prisidėjo prie mano nuopuolių, galima taip sakyti. Bet taip pat dabar žiūrint blaiviom akim, viską pamiršus, nekaltinu nei vieno žmogaus. Visas šitas aplinkybės matyt sudėliojo Dievas ir aš turėjau nupulti taip stipriai, kad po to galėčiau atsistoti ir surasti tikrą Dievą. Tai grįžtant dar prie to, ką aš dariau, tai turėjome savo grupę, nemažą grupę žmonių, turėjau savo kanalą, turėjau Facebook'e
visą bendruomenę, turbūt galima taip pasakyti. Ir mūsų mokymas buvo toks populiarus. Mokymas tai buvo meditacijos, joga, įvairios pamokos, pokalbiai dvasiniai, kurie žadėjo žmonėms pažinti save, rasti nusiraminimą ir įspręsti labai daug problemų, nes žmonės ir iki šiol per amžius turbūt turi galybės problemų, žmonėms yra labai sunku. Ir jie ieško kažkokios pagalbos, nesurasdami pagalbos vienoje vietoje, vienoje religijoje, ieško kitoje, nesuradę šeimoje, ieško už šeimos ribų. Ir pasaulyje yra tiek daug nevilties ir aš tą labai, labai giliai jaučiau ir supratau ir iš tiesų labai norėjau žmonėms padėti. Nors manau, dabar aiškiai manau ir žinau, kad mokiau žmonės netiesos, bet tuo metu aš taip negalvojau, aš iš tiesų labai norėjau padėti žmonėm. Ir būtent ta tokia geras turbūt noras, kuris dar buvo pas mane išlikęs iš mano krikšto, iš tikro Dievo, jis man neleido iki galo paklysti ir pražūti. O kalbant prieš atsivertimą paskutinius mano 5 metus, jie buvo labai, labai intensyvus įvairiom praktikom. Aš tuo metu jau mečiau krišnaizmą. Krišnaizme buvau apie 3 metus galbūt. Važinėjau irgi į Vrindavaną ir dariau visas apeigas, keldavaus rytais 4 valandą, ten 16 ratų džepą kalbėdavau. Bet krišnaizmas irgi mane nuvylė, aš negalėjau savęs užpildyti. Tai man patiko galbūt visa ta ekstazė, kurią duodavo tie šokiai, visi Krišnos šlovinimas, bet patys vaišnavai, kaip aš pamačiau iš savo virtuvės, po to labai arti, man taip pat pamačiau, kad dauguma mokytojų tiesiog netitinka realaus gyvenimo, tai ką jie iš tikrųjų daro, ir taip pat nusivyliau. Ir man pasidarė labai sunku ir aš tiesiog nuo jų po truputį atsitraukiau. Susižavėjus buvau labai budizmo, irgi keliavau po Indiją, po Nepalą, keliavau budos pėdomis, gyvenau šiek tiek budistų vienuolynuose, kiek ten buvo galima ir leidžiama moteriai gyventi. Labai mylėjau Budą, tikėjau ir tik dabar pamačiau, kad tai taip pat yra vienas pavojingiausių turbūt mokymų, bet apie tai galbūt ne šitam video, o galbūt kitą kartą apie tai pakalbėsim. Tačiau dar norėčiau įterpti vieną dalyką, kad nesu priešiškai nusteikus nei prieš vieną žmogų. Nėra mano tikslas kažką sukiršyti ar kažką supykdyti. Tiesiog noriu pasidalinti savo patirtim ir padėti žmonėms išsikapstyti. Turbūt ir ko gero svarbiausią dalyką surasti Dievą, nes Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje, aišku, viskas dabar yra taip ant bangos, visos tos dvasinės praktikos, ir man gaila matyti, kaip žūsta žmonės, nes tos praktikos neveikia, jos veikia trumpą laiką, gali paveikti, nežinau, nuo kelių dienų iki maksimum 3 metų, o po to arba žmogus, jeigu labai stipriai paklydęs, tai jisai krenta į labai didelės duobes ir negali iš ten įsikapstyti, dėl to ir lieka tenai. Arba tiesiog ieško kito kelio. Ir po tiek daug ieškojimų dar galiu pridėti galybę kitų praktikų, rebefingą, reiki, galybė, man dabar net netelpa galvoj, viena paskutinių, su kuo aš užbaigiau visą savo ezoterinį, galima sakyti, arba New Age-inį gyvenimą, buvo Advaita Vedanta mokymas. Jis buvo paskutinis, Ramana Maharšis buvo paskutinis mano mokytojas. Ir nevardinsiu visų, nes jų buvo daug. Buvo mokytojai ir iš Rusijos, garsus mokytojai, ir iš Indijos, ir iš Nepalo. Ir ten daug važinėdavom, beje, su savo taip vadinamais mokiniais.
daug praktikuodavom. Buvom pasiekę gan pagal tų praktikų supratimą labai didelį gylį. Patirdavom labai gilias ekstazes, medituodavom labai dažnai, dieną ir naktį, galima sakyti, keldavomės naktimis netgi medituoti, kalbėdavomės su, kad papasakosiu daugiau, tai galbūt ne visi patikės ir ne visi supras, bet tie, kurie gyvena dvasinį gyvenimą, puikiai žino realybę, dvasinį gyvenimą. Kalbėdavome su įvairiomis dvasiomis. Tuo metu keliaudavom po įvairius pasaulius, dvasinius pasaulius, žinoma, psichiškai keliaudavom, turėdavom labai įvairias patirtis, susitikimus su įvairiomis asmenybėmis, įvairiais mokytojais, gyvais ir mirusiais. Ekstazės būdavo tokios stiprios, kad mes realiai patikėdavom turbūt, kad artėjam į savęs išsilaisvinimą visų tų praktikų, realus tikslas yra išsilaisvinti. Ir kas yra tas išsilaisvinti, tai pagal visų mokymų supratimą pačiam tapti Dievu. O dar tiksliau atpažinti, kad tu ir esi Dievas. Tie, kas nesupažinę su įvairių šių dvasinių praktikų mokymo, ir galbūt kitą kartą apie tai pakalbėsim, kad labai neišsiplėsti, pasakysiu, kad tiesiog mes susidurdavom su realiai labai tokiais atgamtiškais dalykais, kurių nenupasakosi žodžiais ir nepapasakosi kiekvienam. Bet tas mano kelias buvo labai įdomus, bet jis atvedė į labai skausmingą pabaigą. Paskui mus sekė daug žmonių, tiek žmonių, kad netilpdavo į sales, į mūsų meditacijas netilpdavo žmonės, jeigu paskeldavom stovyklas metus į priekį, čia kaip pavyzdį tiesiog sakau, tai per vieną dieną, per pusdienį ar net, nežinau, galbūt net per kelias valandas nelikdavo vietos praktiškai metams į priekį, nelikdavo vietos mūsų stovyklose, taip visi norėjo pas mus patekti. Ir iš tikrųjų ta dvasia, su kuria mes veikiam, duodavo mums labai stiprias patirtis, didelės ekstazės, didelį išlaisvinimą. Bet ir mes šventai tikėjom. Bent jau aš šventai tikėjau, kad su mumis mums padeda ir su mumis veikia Dievas, pats Dievas. Iki galo vis tiek niekas iš mūsų nesuprato, kas tai yra Dievas. Mes tuo metu galvojom, kad mes labai gerai suprantam, kas yra Dievas. Bet dabar, aišku, labai juokinga visą tai skamba. Ir mes sekėm tą Dievą aklai. Tas Dievas pasireikšdavo labai aiškiai, jisai kalbėdavo balsu. Kalbėdavo kaip tikras žmogus, tik tai jį galima buvo girdėti dvasinėmis ausimis. Todėl ne kiekvienas tą gali suprasti ir suvokti. Ir tas balsas, tas vadinamas Dievas, davė mums įvairius nurodymus, ką mums veikti. Mums davė įvairias galias. Mes galėjom praktiškai skaityti žmonių mintis, galėjom išgydyti nesunkias ligas, numalšinti kažkokį skausmą, atpažinti žmogaus problemą, duoti labai gerus, aiškius patarimus, kurie realiai tuo metu padėdavo žmogui. Žodžiu, gavom labai daug antgamtinių galių ir tas balsas mums sakydavo, kad mes einam į dievystę ir liko ten labai nedaug. Kiekvieną kartą, kiekvienais metais mes artėdavom prie jo su savo intensyviom praktikom, artėdavom prie to dieviškumo, kada mes būsim absoliučiai laisvi ir būsim kaip dievai. Labai šventai tuo tikėjau, buvau atidavusi visą savo širdį, sielą ir maniau, kad visa tai yra absoliučiai realu. Pridedant dar prie tokių labai stiprių praktikų, teko patirti taip vadinamas pabudimo patirtį,
kai tu labai aiškiai suvoki, kad tu esi Dievas. Ir tai buvo laikina patirtis, jinai tęsi tik tai 3 dienas, bet kai tavo sąmonė visiškai persijungia ir tu labai aiškiai matai, kad tu esi viskas, kad tu esi dabarties momentas, kad tu esi šita kamera, šitie drabužiai, šitos grindys, šitos lubos, visa šita aplinka, kiekvienas žmogus esi tu. Neįmanoma taip trumpai papasakoti šitos patirties, bet jinai buvo labai stipri. Ir aš taip pat galvojau ir šventai tikėjau, kad šita patirtis yra iš Dievo. Ta patirtis, aišku, perkeitė visą mano realybės supratimą. Aš galvojau, kad tai, ką aš patyriau, ir buvo tikroji realybė, o mes realiai gyvenam sapne. Bet tik tai atsivertus į krikščionybę, aišku, labai aiškiai pamačiau, kad mes buvom įvesti į iliuziją ir tai buvo absoliučiai netikra. Ir kad ne, mes esam iliuzijų, mes esam realiam pasaulyje, aišku, akli ir kurti. Bet visas tas dvasinis pasaulis, kuris siūlo visos šitos praktikos, New Age praktikos, įvairios praktikos, jos veda žmogų į iliuzinį pasaulį ir veda į absoliučią žmogaus pražūtį. Kaip aš iš to įsikapščiau. Kadangi korona viską ištaisė, mes kaip tik buvom su žmonėmis, su grupė žmonių Laose. Mes važiavom su žmonėmis į Nepalą, į Laosą, į Indiją. Ir man buvo labai blogai, realiai pasidarė blogai jau prieš pusę metų, kada važiavom su žmonėmis į Nepalą. Nepale aš jau pradėjau justi labai stiprius pokyčius, po tų didelių ekstazių man prasidėjo labai dideli nuosmugiai. Kiekvieną kartą po kiekvienos meditacijos ar po kiekvienos jogos pamokos man būdavo labai blogai. Taip blogai, kad aš tiesiog negalėdavau užbūti savy, nežinodavau kur dėtis. Mano tuometinė partnerė man aiškino, kad tai yra pasekmės iš praeitų gyvenimų ir taip toliau, kas yra absoliutus melas, žinoma. Ir kalbėjo įvairias priežastis, kad galbūt aš prisiimu už kitų žmonių skausmus ir vargus ir neva, beveik kaip Jėzus Kristus atperku juos, atperku jų nuodėmes. Aišku, krikščioniai tai skamba kaip didžiausias košmaras, bet tuo metu aš tikėjau viską, ką man sakė, ir kentėjau visus tuos skausmus, nes ir fiziškai buvo labai skaudu, ir morališkai, ir dvasiškai buvo labai sunku. Ir taip pragyvenau apie pusę metų, tokie ups and downs, kur vieną dieną tu esi labai giliu ekstazėje, kur tu verki iš džiaugsmo ir jautiesi kaip Dievas, ir kitą dieną tu jautiesi pragaro dugne ir nežinai, ką daryti. Ir kuo tolyn tai buvo, kuo daugiau pamokų, tuo tie svyravimai stiprėjo. Paaiškinti man niekas jau nebegalėjo, iš jokių mano mokytojų, kas su manim vyksta. Visi pabėgo, paliko ir nusigręžė, aš likau absoliučiai viena. Ir kaip tik mes grįžom iš Laoso, turėjom būti izoliacijoje, karantinė turėjom būti. Ir tuo metu prasidėjo pats didžiausias pragaras mano gyvenime. Mano siela papuolė į labai baisią agoniją. Šitos patirties taip pat yra neįmanoma nupasakoti žodžiais. Jis yra siaubinga ir jeigu atrodo, kad yra kažkas siaubingo, tai dar siaubingiau. Aš nežinau, kaip aš dabar prisimenant visą šitą dalyką, aš neįsivaizduoju, kaip aš ištvėriau, turbūt tikrai Dievas tik ir padėjo. Ir Dievas jau buvo numatęs turbūt šitą planą man, kad mane iš ten išgelbėti. Mano ir kūnas, ir siela tiesiog degė agonijai. Tai tarsi dega visas tavo kūnas, bet dar baisiau dega visa tavo siela. Kaip tai papasakoti, neįmanoma. Aš galiu tik tą gali suprasti turbūt, ko gero, tik tie, kas kažką panašaus yra patyręs. Kada niekas negali tau padėti, tu esi praradęs bet kokią viltį, bet kokį šio pasaulio suvokimą, esi visiškoje stagnacijoje, absoliučiai nevilty ir tave
kamuoja baisi sielos agonija, tarsi tu gyvas degi. Bet net ne fizinis skausmas baisiausias, o tas dvasinis skausmas, jisai visai kitoks. Ir niekas negalėjo man padėti, nes mano kolegė uždraudė man su bet kuo kalbėti ir aš klausiausi šventai nurodymų ir turėjau išgyventi tą vieną, bet po to pradėjau ieškoti pagalbos ir po 2 savaičių izoliacijos išėjau į Šventosios dvasios vienuolyną. Ten ir prasidėjo mano atsivertimas, ko gero. Aš buvau ne kartą anksčiau buvusi tam vienuolyne ir prie Aušros vartų, kuris yra. Ir ten ateidavau pamedituoti tiesiog. Ir dabar galvoju, kad galbūt šitą vietą man pasidarys geriau ir kažkas mane ten tarsi nuvedė. Aš ten, galima sakyti, tiesiog nušliaužiau, nes buvo labai sunku. Na, ir ten, nežinau, ar esat kas nors ten buvę, bet ten yra relikvijos šventųjų kankinių, Lietuvos kankinių, šventųjų Vilniaus kankinių Antano, Jono ir Evstachijaus. Ir mano galva ten įvyko stebuklas. Aš labai aišku verkiau, man ten buvo labai blogai. Man leido vienuoliai prisiliesti prie relikvijo. Ir aš tiesiog nežinau, kas ten nutiko, bet kažkoks žaibas turbūt trenkė ir viskas. Ir aš ten pasilikau, kadangi ten buvo vienintelė vieta, kur aš galėjau būti, nes visur kitur man buvo labai blogai. Visa veikla mūsų užsidarė, nes buvo korona, visos studijos turėjo būti uždarytos, neįrašinėjau jokių video, nekalbėjau su jokiais žmonėmis ir tiesiog užsidariau tai savo agonijai. Bet pradėjau kiekvieną dieną vaikščioti ten į bažnyčią, į vienuolyną ir į rytinės ir vakarinės pamaldas. Stovėdavau, verkdavau ir išgyvenau labai sunkų laikotarpį. Man vėliau jau niekas ten į mane nekreipė dėmesio. Labai juokinga, nes kur aš važiuodavau anksčiau visas užsienio šalis, ar į Indiją, ar į Nepalą, visur mane ten laikė kaip labai dvasiškai pažengusią lyderę, kaip deivę, kai kur visur mane keldavo ant pjedestalo, visi guru sodindavosi šalia savęs ir sakydavo, kad aš esu čia vos ne praktiškai Dievas, kuris išgelbės pasaulį. Kaip aišku, viskas veikia ant puikybės, bet vėliau apie tai truputį. Tai ten labai ilgai, mėnesį mažiausiai, nors kiekvieną dieną aš ten vaikštinėjau, niekas mane nekreipė dėmesio. Bet vėliau, aišku, mane užkalbino ir man leido eiti komunijos. Aš nesupratau, kas tai yra, aš netikėjau Kristum. Tikėjau Kristum kaip vienu iš dievų, bet tiesiog aš buvau ten, nes man buvo ten geriau, kažkiek buvo geriau ir aš ten galėjau gelbėtis. Ir pradėjau priiminėti komuniją kiekvieną dieną. Tada prasidėjo dar baisesni dalykai, prasidėjo tokie kaip mūsų kalba vadinant egzorcizmo seansai pas mane namie. Aš grįždavau ir būtent po tų komunijų aš net nesuvokiau, kad jos veikia, net nežinojau jų prasmės, nes, kaip ir sakiau, Kristus man buvo vienas iš dievų, aš kažkada vaikystėje buvau priėjus pirmos komunijos sutvirtinimo, bet niekada labai nebuvau ir įsigilinusi. Krikščionybė, ko gero, buvo vienintelė religija, į kurią aš buvau absoliučiai neįsigilinusi ir šventąjį raštą skaičiau tik tai vaikystėje, nors šiaip turiu pridėti, kad studijavau daugumą religijų, ne tik studijavau, bet ir giliai praktikavau. Hinduizmo labai daug atšakų, jogų labai daug įvairias rūšis praktikavau, giliai praktikavau su didžiuliu atsidavimu, labai daug badaudavau, labai daug stiprių askezių
patyriau ir gyvenau ir atlikau netgi iki tokio lygio, kad užsikasinėdavom po žemę ir bandydami kažkaip save suvokti ir surasti kažkokius atsakymus. Tai krikščionybė buvo vienintelė religija, kurios praktiškai nieko apie ją nežinojau, gyvenau tik tais supratimu, kad stereotipais galima sakyti. Gyvenau stereotipais apie Kristų, apie bažnyčią. Žinoma, man bažnyčia atrodė tik tais nereikalinga struktūra, kuri nieko nereiškia, nieko neduoda, tik renka pinigus. Taip kaip turbūt dauguma žmonių galvoja. Ir Kristus man atrodė labai mielas, fainas dievukas, bet nieko daugiau. Vienas iš dievų, kuris pagal indų teoriją kažkada po savo paauglystėje vaikščiojo ir nušvito Indijoje ir tik paskui grįžo į Jeruzalę, į Šventąją Žemę ir ten mokė žmonės jau nušvitęs. Tai, žinoma, vėliau labai aiškiai pamačiau, kad tai yra labai didelis melas, nes ta teorija yra absoliučiai išgalvota, viskas yra išaiškinta, viskas yra ištirta. Tai dar vienas iš New Age'o arba senų religijų melų. Tai, žodžiu, atėjau, nieko nežinodama apie krikščionybę, bet aš pamačiau, kad labai stipriai veikia komunija. Grįždama namo, po tų komunijų susidūriau su labai stipriom jėgom, atgamtiniam jėgom, kurios mane daužydavo, purtydavo, trankydavo į žemę, iškrisdavau. Ir aš aiškiai galo nesuprasdavau, kas tai yra, bet priimdavau, kad tai dvasinis pasaulis ir neva mane purto dėl to, kad aš pabūščiau. Aš taip įsivaizdavau, kad tai yra. Aš nesupratau, kad ta komunija išstumia iš manęs visus ezoterikos ir New Age'o demonus. Būdavo labai sunkus momentai, kai mane tiesiog ištempdavo taip rankas, pastatydavo kryžium ir aš nieko negalėdavau padaryti, tiesiog stovėdavau valandas taip. Ir būdavo ir tokie ir daiktų įsikišimai, kaip pavyzdžiui buteliukai su šventu vandeniu, kuriuos aš parsinešdavau iš vienuolyno, nuskrisdavo naktį nuo stalo, ten įvairių buvo įvykių. Žodžiu, bet tuo metu man buvo taip blogai, kad aš net nebijojau. Net nebijojau iš tų visų dalykų ir kadangi aš gyvenau intensyvų dvasinį gyvenimą, aš supratau, kad visos tos dvasiniai, tie visi fiziniai įsikišimai, dvasių fiziniai įsikišimai yra realūs ir tikri, tik aš nesupratau jų prasmės. Mane degino ta agonija ir tas fizinis skausmas man jau buvo nebesvarbus. Kol po truputį, taip aš prasikankinau 5 mėnesius. Tai patys baisiausi 5 mėnesiai mano gyvenime. Dauguma artimųjų nieko nežinojo apie tai, kas su manim vyksta. Aš slėpiau, kai tik man prasidėdavo tie priepuoliai, būdavo labai dažni, aš tiesiog užsidarydavau kambarį. Ilgą laiką iš visų nieko, tas 5 mėnesius šiaip su nieko nebendravau, išskyrus su savo artimaisiais tėvais, sūnum. Aš užsidarydavau kambarį ir ten kentėdavau. Ir kai tik jausdavau, kad ateina jau ta banga šitos kančios, aš pasistatydavau statulėlės įvairias, ten Budos, Kristaus, būgną savo pastatydavau Ramana Maharshi ir melsdavau, kad man padėtų, nes aš neištversiu. Ir tik vėliau, kai atsiverčiau, aš supratau, kad tam, kam aš meldžiausi, tas mane ir kankino. Bet apie tai taip pat šiek tiek vėliau galbūt papasakosiu. Po 5 mėnesių įvyko irgi tam tikras įvykis. Aš labai meldžiausi Dievo motinai ir sužinojau, kad Kauno bažnyčiai, Kauno cerkvė yra prie autobusų stoties yra Dievo motinos stebuklinga ikona, kuri pagelbėjo labai daug žmonėms, ten aklieji išgyja ir iš tiesų labai daug stebuklų įvyksta, aš apie ją paskaičiau ir aš pas ją tiesiog nuvažiavau ir labai ilgai meldžiausi ir prašiau, kad Dievas manęs pasigailėtų, kad jinai manęs pasigailėtų, nes aš nebeištversiu. Ir po to prasidėjo labai stiprios permainos, įvairūs įvykiai atsitiko taip, kad
detalių nepasakosiu, nes tai yra antgamtinės detalės ir tikrai irgi ne visiems suprantamos, bet pasakysiu tiek, kad po savaitės laiko, po to, kai aš pasimeldžiau taip karštai Dievo motinai, aš pilnai atsiverčiau. Aš supratau, nuo mano akių nukrito baisus šydas. Man susidėliojo visą puzlę galvoj, susidėliojo, nes dar pridėsiu vieną dalyką, kad per tuos 5 mėnesius, kai aš kankinausi, aš pradėjau domėtis labai stipriai krikščionybę. Pirmiausia, stačiatikių bažnyčia, nes mūsų vienuolynas, stačiatikių vienuolynas. Pradėjau dieną naktį skaityti šventųjų tėvų mokymus, pradėjau skaityti Bibliją, Naująjį testamentą, įvairių kunigų pasisakymus, skaičiau labai daug ir apie katalikus, apie protestantus, įvairias atšakas, nes labai bijau apsirikti, todėl irgi norėjau pažinti, man labai buvo svarbu susipažinti iš arčiau ir suprasti, kodėl tiek daug skirtingų rūšių, kodėl tiek daug šakų krikščionybės. Labiausiai, aišku, domina stačiatikybė, nes mane taip paveikė komunija tenai, kad aš mačiau realius rezultatus. Ir tiesa, vienuoliam aš nesakiau, kad aš užsiminėjau jogą, aš tik pasakiau, kad mane puola kažkokios tai jėgos. Aišku, jie iškart man įvardino, kad tai yra velniai, aš netikėjau, aš galvojau, kad tai yra tiesiog kažkokios tai jėgos, kurios nori mane pažadinti iš numirusių. Ir daug nekreipiau dėmesio, nes buvau labai baisi mokytoja, labai svarbi mokytoja, kuri apkeliavusi pusę pasaulio ir jau beveik suradusi Dievą, tik dabar šiuo metu yra kažkokio tai kriziai, dvasiniai kriziai. Tai man atrodė, kad vienuolių šitos pamokos ar ten tai, ką jie man pasako, yra tiesiog kažkokie tai tarsi pirmokų pamokymai nieko verti. Aš tiesiogiai to neparodžiau, aš visą laiką buvau mandagi, bet realiai aš pirmą kartą, kai jau į šitą bažnyčią, šitą cerkvę, aš atėjau su labai didelė karūna. Vienuoliai apie tai iki šiol turbūt nežino, bet labai gera proga prisipažinti. Dabar tik tais, aišku, suprantu absurdiškumą viso šito ir matau, koks mažas žmogus yra, kaip nieko iš tikrųjų aš nežinau. Dievas labai daug parodė man. Tai po savaitės atsiverčiau ir labai aiškiai pamačiau, kad visus tos metus prieš mane tarsi labai aiškiai sudėliojo paveikslas, toks įvyko tarsi proto apreiškimas, kur labai aiškiai pamačiau, kad visus tos metus, kai aš klaidžiojau, visą laiką šalia manęs buvo Kristus, visą laiką. Ir visais tais atvejais, kai aš ir Indijoje keliavau, buvau papuolus labai sudėtingas situacijas, kur galbūt net grėsė mano gyvybei, kur aš galvodavau, kad man padėjo Šiva, ar Krišna, ar dar kažkoks vietinis dievukas. Aš labai aiškiai pamačiau, kad tuo metu šalia manęs buvo Kristus. Ir kadangi Kristus yra puikybės antipodas, jisai niekada tuom nesigyrė ir man nesistengė parodyti, kad tai jis mane išgelbėjo. Labai aiškiai pamačiau, kad jis visą laiką mane saugo ir iš visų bėdų jisai mane traukė, kad visi tie Šivos ir visi šitie dievai mane tik stengiasi paklaidinti ir kad po visų šitų dievų pavydalų slepiasi piktoji dvasia. Patikėkit, aš niekada neįsivaizdavau, kad aš galėsiu būti krikščionė ir daugelį metų neigiau krikščionybę ir neigiau pragarą, blogį ir gėrį. Pati mokiau žmonės, kad neegzistuoja nei blogis, nei gėris. Negaliu sakyti, kad aš nemėgau Kristaus. Ne Kristus, sakau, kaip man buvo labai gražus ir mielas personažas, bet pati krikščionybė man buvo kažkokia tai blogio imperija, kuri grasina žmogų pragarais ir nori žmogų suklaidinti ir laikyti baimėje visą gyvenimą, kad jisai neparagautų gyvenimo saldumo ir savęs nesuvoktų, nesuprastų, kad jis yra Dievas. Ir netgi kai skaičiau pirmą kartą Naująjį testamentą, po daug metų, nes vaikystėje, aišku, paauglystėje skaičiau,
Tai aš pykau, labai, labai pykau, mečiau į šoną ir man labai nepatiko, bet kažkokia nežinoma, nematoma jėga vis tiek vertė mane dar kartą paimti ir dar kartą, kol po antro, gal trečio karto aš pradėjau matyti meilę, labai didelę meilę Evangelijose, apaštalų darbuose, Naujajame testamente. Ir pradėjau labai daug verkti ir suprasti, kad visa tai yra tiesa. Tai, ką aš visą gyvenimą neigiau. Ir kad aš visą gyvenimą ieškodama Dievo, nemačiau, kad Dievas man yra po nosim. Jis niekada nesislėpė. Biblija visą laiką buvo mūsų namie. Kristus visą laiką buvo šalia. Ir kad tas, ko aš visą gyvenimą ieškojau, aišku, aš ieškojau, jeigu taip apsirikčiai pasakyti, besąlygiškos meilės. Nes ta meilė, kur yra pasaulyje, manęs netenkina. Ir aš nesuradau jos nei pas vaišnavus, nei pas budistus, nei jokioj New Age praktikoje, nei vedantai. Niekur aš negalėjau surasti tikros meilės. Ir tik tada, kai atsiverčiau, nes kol tu esi neatsivertęs, kol tave valdo kita dvasia, melo pasaulio dvasia, piktoji dvasia, tu niekaip negalėsi suvokti Kristus. Tai yra tiesiog neįmanoma. Kristus niekas negali atversti žmogaus, tik Dievas gali atversti. Tai jeigu jis panorės gyventi tavo širdį, jeigu jis tave atvers, tada tik tu ir galėsi jį kažkaip pradėti pajusti. Ir patyrusi begalybę įvairiausių meilės patirčių, ekstazių ir šventai tikėjusi, kad aš jau žinau, kas yra besąlygiška meilė. Atėjo Kristus ir viena maža kruopelytė savo meilės, labai maža, tiek, kiek galėjo tuo metu į mano aptemusią širdį ir protą prasiskverbti, jisai nušlavė, tiesiog vienu akimirksniu nušlavė visas mano patirtis, visas mano dvasinės patirtis, visą mano žinojimą, visas mokytojavimus, visą mano mokytojybę, visas mano keliones, visus vargus, džiaugsmą, visas mano pastangas, viską per sekundę, tiesiog vienas trupinėlis meilės. Ir aš supratau, kad tai yra visiškai kas kita. Ir kad tai yra būtent tai, ko aš visą gyvenimą ieškojau. Visą gyvenimą neigusi Kristų, aš per vieną tą sekundę, per vieną tą kruopelytę supratau, kad jis yra tikras Dievas. Ir tai yra, ko gero, pats didžiausias džiaugsmas, bet kurio žmogaus sieloj, surasti tikrą Dievą. Nes šitam gyvenime nėra jokios prasmės. Gyventi, dirbti, kurti šeimas, daryti karjeras, džiaugtis, linksmintis, ką tik nori auginti vaikus, nėra prasmės tame. Finale tu vis tiek esi niekas be Dievo. Ir jeigu tu nesurandi Dievo, tu mirsi nevilty, tu nesuvoksi savo gyvenimo prasmės, tu nesuvoksi, kam tu atėjai į žemę, kas tu toks. Nes net bet kurio žmogaus esminis klausimas yra, kas aš esu. Netgi tas, kuris yra absoliutus ateistas, kuris netiki jokių dievų, ir tas nori žinoti, kas jis yra. Ir tik tais Kristus man suteikė atsakymą po tų labai labai ilgų metų. Po šitos baisios agonijos, matyti, aš ją turėjau išgyventi, nes jeigu nebūčiau išgyvenus, aš nebūčiau suvokus tikro Dievo. Ir tuo metu aš labai labai aiškiai supratau, kad Kristus yra vienintelis Dievas. Aišku, jeigu kalbėti plačiau, taip, krikščionybės Dievas yra šventoji trejybė. Jėzus Kristus, Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas šventoji dvasia. Bet ir Jėzus yra tas pats Dievas, kas šventoji trejybė, ir Tėvas yra tas pats Dievas, kas šventoji trejybė, ir šventoji dvasia yra tas pats. Bet dabar nenoriu aiškinti dogmatikos, apie tai galėsim kažkada vėliau pakalbėti. Dabar noriu paskatinti žmonės, ypatingai tuos, kurie yra jautrios sielos ir kurie dar nesurado ir kurie įdėjo visą savo gyvenimą
įdėjo savo viltis į kažką, ko neranda ir iki šiol nerado. Tai viltis yra, Dievas yra tikras ir tikresnis, negu jūs įsivaizduojat, jis yra gyvas, jis yra čia pat, jis nėra statula, kurią reikia maitinti ir kurią reikia šokti. Dievas yra absoliuti pilnatvė. Ir krikščionybė ir pats Kristus yra visiškai ne tas, ką aš įsivaizdavau, visiškai ne tas, net ne į tą pusę. Dėl to tikrus Dievo ieškotojus aš labai paskatinčiau pasidomėti. Jūs atpažinsit labai greitai, aš tikiuosi, nes kai tik aš pradėjau skaityti apie krikščionybę, aš pamačiau, kad tai yra vienintelė religija, kuri radikaliai skiriasi nuo visų religijų. Radikaliai. Taip, daug kas pasakys, kad visos religijos veda į tą patį. Taip, visos religijos veda į tą patį. Ir galbūt sakys, kad ir krikščionybė veda į tą patį. Ne. Tai yra visiškai atvirkščiai. Nė vienoje religijoje nėra paskutinio teismo. Nė vienoje religijoje nėra išgelbėjimo, nuodėmės atpirkimo, nėra Dievo motinas. Dar vienas momentas, apie kurį galbūt kada nors irgi atskirai pakalbėsim, irgi naujas absoliučiai dalykas mano gyvenime yra Dievo motina, kur aš ją irgi anksčiau labai mylėjau ir vaikystėje labai mylėjau ir jinai visą laiką būdavo kažkur šalia manęs, niekad manęs nepaliko ir jinai labai prisidėjo be abejo prie mano atsivertimo, kaip aš pasakojau, aš jai meldžiausi, kad jinai man padėtų. Ir kai aš darydavau savo meditacijas, ar užsimdavau jogą, ar keliaudavau, man viskas buvo aišku. Dvasiniam pasaulyje, nes ta dvasia, kuri tuo metu veikia per mane, ta visa jogos dvasia, viso New Age dvasia, aš ją labai aiškiai vardinu, tai yra piktoji dvasia, bet kad lengviau būtų priimti dabar, nes galit iš karto mane apkaltinti, kad aš viską demonizuoju, bet iš esmės tai yra tiesa. Visos tos praktikos ir visos religijos yra demoniškos. Ir aš niekada anksčiau taip nebūčiau pasakiusi, nes pati tuo šventai tikėjau. Kol nepatekau į pragarą. Ta dvasinė agonija, kuris yra pragaras gyvenant žmogaus kūne, gyvenančioje žemėje. Galima pragarą patirti ir manau, ne vienas žmogus yra patyręs, netgi nekrikščionis, labai gali gerai atpažinti, ką aš kalbėjau, tai atpažinti savį tą dvasinę agoniją, kas tai yra. Tai vienintelė krikščionybė turi gailestingumą. Aš nekalbu apie tuos gailestingumus, kurį turi budizmas ir kitos religijos, krišnaizmas ir taip toliau. Tai yra kai kas kita, tai yra virš moralės, virš proto. Tai yra kažkas aukščiau virš mūsų supratimo. Tai yra besąlygiška meilė, kurios ieško kiekvienas dvasios ieškotojas. Ir jeigu nors vienas iš jūsų išgirsite ir nors vienas žodis įstrigs jums į širdį, aš jūsų prašau, paskaitykit Naująjį testamentą, pradėkit nuo Evangelijų pagal Matą, pagal Morkų, pagal Luką, pagal Joną ir taip toliau, ir po to apaštalų darbai ir laiškai. Skaitykit kelis kartus, nes iš karto gali jums nepatikti, nes sunku skaityti pačioje pradžioje, nes Evangelija yra parašyta, kad suprasti ją tik širdim, tik širdis gali perskaityti Evangelijas. Protu niekaip jas nesuprasti, nes protas ieško labai įmantrių žodžių, labai protingų žodžių, ieško išminties. Ir tai, ką turi dauguma New Age knygų, rytų religijų knygų, va šitą jogą, pavyzdžiui, kažkoks šedevras protui, nuo kurio neįmanoma atsitraukti. O Biblija yra parašyta labai paprastai žodžiais ir ją gali perskaityti tik tai širdis. Ir jeigu protą pamiršit ir vis tiek skaitysit keletą kartų, Dievas jums apreikš ir jisai pasakys,
Kas ten parašyta? Evangelijos yra parašytas kiekvienam asmeniškai. Ten jūs vis surasit savo asmeninį gyvenimą ir išspręsit savo asmeninės problemas. Tik tai nenuleiskit rankų, nes piktoji dvasia labai trukdo skaityti. Va. Grįžtant prie piktosios dvasios, tai yra galbūt irgi atskira tema, bet tai, ką aš mokiau žmonės, kad nėra gėrio ir blogio, yra tik dabarties momentas, taip bendrai apibendrinant visą tai. Labai aiškiai supratau, tiesiog grįžau į protą, kad aišku, kad egzistuoja blogis ir labai didelis blogis, nesuvokiamas blogis. Kaip galima sakyti, kad nėra blogio, kai pasaulyje tiek daug karo, tiek daug prievartavimų, tiek daug patyčių. Šitaip kankiname, prievartaujami vaikai, suaugę, moteris, vaikai, vyrai, nesvarbu. Šitiek daug žiaurumo, nesuvokiamų žiaurumų, kaip galima sakyti, kad protas neegzistuoja, kad tie žmonės kenčia pagal savo karmą. Ar dėl kažkokių kitų priežasčių, dėl savo praeitų gyvenimų, ar kažkokį turi tai Dievo planą. Ne, visa tai yra blogio įtaka, realaus blogio ir šis pasaulis yra gėrio ir blogio kova. Ir tik krikščionybė labai aiškiai man išaiškino, kaip sudarytas šitas pasaulis, kaip jis atsirado. Krikščionybė tikrai atsirado ne prieš 2000 metų. Daug kas labai mėgsta sakyti, kaip galima sakyti, nes budizmas atsirado dar anksčiau ir taip toliau. Krikščionybė atsirado nuo pirmo žmogaus, nuo Ieva ir Adomas, ir nuo Adomo ir Ievos. Tai yra seniausia pasaulyje religija, be abejo. Tik reikia daugiau apie jas susipažinti. Kristus negimė prieš 2000 metų, jis visą laiką buvo. Jis buvo nuo pačios pradžios, jis yra Dievo žodis. Jis visą laiką, jis yra Dievo žodis. Bet kad labiau suprasti, kas tai yra, reikia skaityti Šventąjį raštą, be abejo. Kas per stebuklas yra krikščionybė, labai sunku papasakoti, nes aš iki šiol dabar labai daug skaitau ir domiuosi, skaitau šventuosius tėvus, jų gyvenimus ir jų mokymą. Ir toliau 4 metus kasdien skaitau Evangeliją, kartais Senąjį testamentą, bet neskubėkite prie Senojo testamento. Vėliau, kaip labiau pažinsit Kristų. Tai ir dabar manau, kad reikia mažiausiai 1000 metų, kad pažinti šią religiją. Kaip yra su bažnyčia, tai atskira irgi tema, bet bažnyčia yra būtina, be sakramentų, be komunijos, be išpažinties, bet atgailos neįmanoma gyventi Kristuje. Kristus labai aiškiai yra pasakęs Evangelijose, jisai pateikęs yra savo mokymą labai aišku ir tikslu, be jokių klaidų. Jis labai paprastas, bet labai aiškus. Kartu ir sudėtingas labai. Bet labai norėčiau paneigti irgi tokį stereotipą, kad krikščionybė labai daug suvaržymų. Atvirkščiai, krikščionybė absoliučiai mane išlaisvino iš visų problemų. New Age, ezoterikoje ir tuose visose praktikose, kur aš užsiminėjau, kaip tik buvo labai daug suvaržymų. Tiek maiste, tiek bendravime, tiek nebuvo galima ir apkabinti netgi žmonių, tam tikrai žmonėm bendrauti, tam tikrus dalykus daryti. Begalybė suvaržymų daryti, viską reikėdavo tiksliai, taip ir anaip, ir negalima buvo to daryti, negalima to, nes kitaip gali apsikrėsti blogą energiją, gali sugadinti savo dvasią, gali iš tavęs ten kažką pavogti, gali ten gauti kažkokią tai ligą. O krikščionybė viskas baigėsi, visi suvaržymai. Dievas davė man laisvą valią, tik tai laikytis jo įsakymų, 10 Dievo įsakymų iš Senojo testamento. Kas yra nežudyti, nevogti, tiesiog būti gerų žmogum. Ir Kristus davė pagrindinius, kurie yra netgi stipresni už 10 Dievo įsakymų, pagrindinius 2 įsakymus. Mylėk viešpatį Dievą labiau už save patį ir mylėk savo artimą kaip save patį. Viskas, daugiau viską gali daryti. Prasme, ką nori, nes
Jeigu tu myli savo artimą žmogų, tu niekada iš jo nepavoksi, niekada jo nenužudysi. Viskas yra labai labai paprasta. Ir tikėjimas yra labai labai paprastas. Ir Dievas yra labai labai paprastas. Jis niekada nedavė jokių sudėtingų dalykų. Jis paliko mums visus nurodymus, kaip gyventi šitoje žemėje, ką mums daryti, kad išsigelbėti. Kaip išsigelbėti, nes kad pražūtis ir pragaras yra realūs. 100% patyriau savo kailiu, nebandykit ir nenorėkit patirti jo šitam gyvenime, nes tai yra nesuvokiamai baisus dalykas. Aišku, jeigu jūs norėsite, Dievas jums duos tą patirtį, jeigu jūs jo paprašysite, bet geriau neprašykit. Pragaras yra realus, kad ir kaip aš anksčiau tą neigiau, jis yra tikras ir yra baisus ir tarkim, aš jame buvau 5 mėnesius, bet jeigu tai tęsiasi amžinybę, tai manau, kad niekas iš protingų žmonių nenorės patirti to visą amžinybę. Visos religijos ir visi mokymai daro viską, kodėl jie yra iš piktojo, kodėl yra tiek daug religijų pasaulyje, kodėl aš tiek irgi pati ieškoju ir klaidžiu ir niekas man netikdavo. Dėl to, kad nė viena neveikia. Nė viena neveikia. Veikia labai trumpai arba prašo labai aiškių kainų. Už tai tavo gali sveikata pašlyti, gali santykiai iširti, vaikai gali pasidaryti labai pikti, gali artimasis tavo susirgti, tu ten gyvensi ekstazijai, bus laimingas, bet visas pasaulis aplink tave irs. Visi šitie mokymai veda į egoistinį savęs suvokimą, į individualumą. Aš esi svarbiausias, tu esi visatos centras. O krikščionybė atvirkščiai, viskas atvirkščiai, tavęs nelieka. Bet ne ta prasme, kaip budistai sako, kad tu patenki nebūti, bet tu esi mažas trupinėlis, tu esi dulkė Dievo sukurta iš žemės. Ir Dievas įkvėpė tave šventai dvasiai ir tu esi gyvas. Ir viskas, kas tave į gero, yra iš Dievo. Viskas, kas blogo, yra iš tavo prigimties arba iš tos sėklos, kurią pas mus pasėjo demonas, piktoji dvasia. Apie nuopolį piktosios dvasios irgi tai yra atskira tema, labai labai įdomi tema, irgi reikia atskirai kalbėti, kodėl vyksta ta blogio ir gėrio kova ir kodėl jinai yra tokia reali. Ir aišku, labai daug apie tai parašyta, galbūt mažiau lietuvių kalba, bet manau ateityje daug pasistengsiu išversti, kad būtų daugiau informacijos lietuvių kalba. Dievas mums davė neįkainojamą dalyką, jis mums davė būti, mes esam. Mes galim kvėpuoti, mes galim kalbėti, mes galim egzistuoti, rašyti, piešti, kurti, valgyti, jausti, užuosti, matyti. Tai yra labai labai didelės dovanos. Dievas mums davė tai. Mes nesuvokiam, kokio lygio tai yra dovana. Mes galėtumgi nebūti, bet Dievas davė mums tai ir mes esam. O dauguma praktikų veda į nebūtį. Kai aš pamačiau labai aiškiai ir pasikeičiau šventųjų tėvų mokymus, kurie labai aiškiai papasakoja demono tikslus, tai yra sunaikinti žmogų, įvesti žmogų į nebūtį, kad žmogus nebūtų. Labai gudriais žodžiais, labai gudriais apibūdinimais jie veda per tam tikras praktikas į tokias būsenas, kad žmogus iš tikrųjų sunaikintų pats save, kad sunaikintų savo protą, kuris yra pats svarbiausias instrumentas žmogui, kurį Dievas davė mums, kad mes atskirtumėm gėrį nuo blogio. Ir dauguma praktikos sako, kad proto turi nelikti. Kai kurios tiesiogiai sako, kad reikia sunaikinti protą, kad tu būtum Dievu, reikia sunaikinti protą. Taip, labai labai nuostabi apgaulė, kad mes nepažintumėm Dievo ir kad mes tiesiog išnyktumėm. Nes jeigu mes papuolam į nebūtį ir mūsų nėra, kas tada yra? Tada nėra asmens. Yra asmenybės, asmens sunaikinimas. Nėra kas suvokia, nėra kas myli, nėra kas mato, nėra kas girdi, nėra kas jaučia. Tu ištirpsi į nebūtį, tu išnyksti, tavęs nėra. Kai aš va šitą suvokiau dalyką, labai aiškiai pamačiau, kokia gudri yra kitų religijų prigimtis. Ir kaip gražiai skamba, kaip viskas gražiai nupiešta, bet realiai
tai, kad tave veda į asmens sunaikinimą, kad tu taptum neva dievu, realiai tave veda į nebūtį, kad tu išnyktum, tavęs neliks, kad tu išeitum iš proto, kad tu prarastum sveiką protą ir finale netektum savo laisvos valios ir tavęs nebeliktų. Tai krikščionybė mane sugrąžino į realybę, labai aiškiai parodė viską, parodė visai kitoj šviesoj, visus mano mokymus. Labai sunku buvo iš karto viską palikti, dar užtrukau aš kurį laiką. Po atsivertimo dar metus galbūt laiko vilkosi šleifas, kad aš dar bandžiau paaiškinti, ar tikrai nėra praeitų gyvenimų. Tikrai nėra praeitų gyvenimų. Dabar man tai atrodo visą labai juokinga, nes piktoji dvasia yra, demonai dar vadinami, yra vaizduotės meistrai. Jie tiesiog meistriškai manipuliuoja vaizdiniais, jutimais, emocijom ir gali mums duoti bele kokius vaizdinius. Ir kadangi irgi demono viena iš pagrindinių savybių yra apkaltinti kitą savo paties nuodėmėmis, tai jis galbūt rodo tikrus gyvenimus, gali netgi tai būti, bet į savo nuodėmes, ką jisai pridaręs per visą savo egzistenciją, per visus savo egzistavimo metus žmonių pasaulyje, jis bando mums primesti, kad ne va tai aš padariau. Ir taip mes matydavom įvairius vaizdinius iš praeitų gyvenimų. Ir mūsų įtikindavo ta dvasia, kad tai yra mūsų praeiti gyvenimai, kad aš ten kažką padariau, dėl to šitam blogo padariau, ir šitam gyvenime dėl to aš turiu atkentėti už tai. Ir Dieva, aš niekada to neprisimenu, aš niekada to nepadariau, bet jis mane tikina, kad tai yra tiesa. Ir aš patikiu galų gale, nes tas vaizdinys atrodo labai tikras. Ir vėliau tik tais, kai atsiverčiau pilnai, visas tas paveikslas taip gražiai subirėjo, kai pradėjo Dievas man labai aiškiai parodyti, kaip veikia piktoji dvasia, kokios visos jos gudrybės yra, taip pat su visais pojūčiais. Mano ankstesnis mokymas savęs pažinimo, išmokiau žmonės savęs pažinimo, buvo pasitikėti savo jausmais, pojūčiais. Tai buvo labai svarbu. Jausk, sakydavom žmonės, jausk save, jausk šitą, jausk tą. Mes jausdavom visas dvasias, visus žmonės, labai viską jausdavom. Krikščionybėje, stačiatikybė labai aiškiai moko, nepasitikėk savo pojūčiais, nepasitikėk, tikėk tik tais šventųjų tėvų mokymais ir Evangelija, Kristumi, ir nepasitikėk savo nuojautą ir protą netgi, nes ją labai lengvai gali manipuliuoti piktoji dvasia. Dėl to labai aiškiai pamačiau, kad visos tos dvasinės patirtis buvo ne dvasinės patirtis, o kūniškos patirtis, nes demonas taip pat yra labai didelis manipuliatorius hormonų. Ir tas ekstazės irgi buvo fizinės ekstazės. Tik tai pajustus Kristaus meilę, aš pirmą kartą pajutau dvasinę patirtį ir supratau, kuo skiriasi dvasinė patirtis nuo kūniškos patirties. Daug galėčiau apie tai kalbėti, bet aš manau, kad įlysim labai, labai ilgą laiką ir prašnekėsiu daug, bet ne iki galo viską. Tai labai daug galėčiau kalbėti apie Kristų. Ir žinau, kad tikrai bus daug žmonių, kuriems atrodys keistas mano atsivertimas. Ir tie, kurie jau žino, kad aš esu atsivertusi ir galbūt laukia šito mano pokalbio, šito mano pasisakymo, galbūt stebėsis, bet ir netgi iki šiol manęs ar žmonės klausinėja, o galbūt, gerai, tu čia pabūsi, kažkiek laiko, dar po metų manęs po atsivertimo, taip draugai netgi sakė, pabūsi kažkiek laiko ir tu vėl tau atsibostumės ir vėl, tai yra tiesiog nesuvokima, ta prasme, kaip tarkim, palyginimui visos religijos, tai, ką aš praktikavau, yra bala, o krikščionybė yra vandenynas. Ir bala gali išjūt bet kada. Jinai taps tą nebūtim, kurią budistai sako, taip čia išėjom nebūti.
O vandenynas yra vandenynas, tu atpažįsti vandenyną ir kai tu surandi Dievą, tu tiksliai žinai, kad tu suradai Dievą. Nė vienoje religijoje iki to laiko aš negalėjau pasakyti, kad aš suradau Dievą. Tiek, kad aš ieškojau finale, kad galbūt Dievas esu aš pati. Taip mokė mane šitos visos praktikos. Bet tik tai užčiuopus net maža kruopelytė Kristų, tu iškart žinai. Aišku, gali būti taip, kad tu susipažinai su krikščionybė, bet tavęs neįtikina ir taip toliau, bet reikia laiko, nes mes esam taip įklimpę į šitą pasaulį, į visas šitas nesąmonės, kas vyksta aplink, į rūpesčius paprastus. Mums labai sunku pajusti dvasią. Bet praktikuojant krikščionybę, meldžiantis, nes pagrindinė praktika krikščionybės yra malda ir sakramentų laikymasis. Dvasia ateina pas tave, ateina ir apreiškia. Aišku, krikščionybė irgi yra begalybė pavojų, begalybė sektų. Dėl to labai svarbu laikytis bažnyčios, kad nenuklystum į kažkokius tai kraštutinumus, nes yra daug baisių dalykų ir krikščionybėje, tai reikia būti labai atsargiems, reikia labai vengti mistinės krikščionybės, kuri pasakoja apie Kristų be bažnyčios, tas, kuris vaikščioja Indijoje ir šiaip labai dažnai mėgsta piktoji dvasia irgi apsireikšti Kristaus pavidalu arba Dievo motinos netgi pavidalu, rečiau, nes čia retas atvejis, nes tiesiog piktoji dvasia negali pakęsti Dievo motinos. Tai krikščionybė yra pats tikriausias dalykas, tarsi Kristus ir viskas, ką aš darau šituos 4 jau metus, jau praėjo pakankamai daug laiko. Aš dabar tik dar jaučiuosi įdėjusi pirmą savo koją, pirmą žingsnį ir ten yra begalybė. Visur atsimušdavau sieną, visose religijose atsimušdavau sieną. Vaišnavizme, budizme, hinduizme. Einu ir atsitrenkiu sieną, nebegaliu daugiau eiti. Aš esu akla, net nieko nematau, nieko ten nėra, ten nebėra atsakymų. Visur tik paskui dangstu kažkokiais tai paaiškinimais ir niekas man negali atsakyti iki galo. Ir ten randa kažkokius atsakymus, kurie labai abstraktus ir finale tu pamatai, kad tai melas tiesiog, dangstymas nežinojimo. O krikščionybė viskas man davė visus atsakymus. Aš labai aiškiai žinau, kas kaip veikia, viską paaiškino man ir kodėl tiek daug religijų ir kas yra po mirties ir pačio žmogaus prigimti. Tik reikia domėtis, yra labai daug informacijos, reikia domėtis, reikia ieškoti, reikia pažinti, bet pirmiausia reikia pažinti savo širdim, ieškoti Kristaus, prašyti, kviestis jį, kad jis ateitų į širdį ir ko gero prašyti krikščionių, kad už jūs melstusi, nes malda yra labai galingas įrankis ir jis realiai veikia. Kiek mes medituodavom, 20 metų, ką mes padarydavom, viskas būdavo paviršius, viskas būdavo labai laikina, vėl dingsta ir vėl tu puoli duobę. O čia malda daro realius stebuklus, gyvus stebuklus. Kiek kartų išgijo, ar mano vaikas pasimeldus, ar ten mano artimasis, ar ne mano dėka, ne mano malda, o Dievo malonė. Tu paprašai Dievo ir jis tavęs pasigailėjo ir atsiuntė tavo išgijimą. Kiek jis daug gyvenimiškose situacijose padėjęs, nesuskaičiuojama kartą, ne jokia praktika taip neveikia. Niekas taip neveikia, kaip pat gyvas tikėjimas yra gyvas Jėzus, kuris kiekvieną dieną yra su tavim. Ir tą gyvumą irgi labai aiškiai pamatysit, daugiau susipažinę su Kristumi. Kaip dabar nesiniai visai irgi klausiau vieno indo, kuris irgi atsivertė į krikščionybę pasakojimą, kai jisai sakė, kodėl krikščionybė yra vienintelis teisingas kelias. Tai jeigu tu eisi keliu ir tu kelias įskiria į dvi dalis ir ten guli 2 žmonės, vienas gyvas, kitas miręs, kurio tu paklausi, kur yra teisingas kelias, kur tau reikia eiti, ar gyva, ar mirusi. Tai tu klausi Kristus, kuris yra gyvas, ne lėlės kažkokios, ne statulos kažkokios, per kurias veikia kažkokios tai dvasios, bet gyvas ir tikras Jėzus. Ir kviečiu jį pažinti, nes
jeigu jūs iš tikrųjų ieško Dievo, jūs surasit. Ir aš nuoširdžiai pavydžiu, baltai pavydžiu jums to atradimo, nes aš žinau, ką reiškia surasti tikrą Dievą. Tai yra patį didžiausią tavo, mane galbūt supras tik tikri dvasios ieškotojai, bet galbūt ir tie, kuriems šiaip yra sunku gyvenime, nes neieškosi Dievo, jeigu tau labai lengva, man taip atrodo. Ką reiškia surasti tikrą Dievą? Ką reiškia po tiek daug metų susitikti akis į akį su tikru Dievu ir kuris tave paima ir išgydo? Aš nekalbėsiu apie daug kitų dalykų, kur mane išgydė Dievas iš mano fizinių kai kurių negalavimų, labai akivaizdžių. Tiesiog paėmė ir nebėra ligos, stiprios ligos, nuo kurios aš kankinausi. Artimiesiems mano kiek yra padėję, kiek draugams mano padėję. Nemažai mano draugų atsivertė, beje, kai kurie perėjo į stačiatikybę, kai kurie katalikais liko labai gražiai tikintis, lankantis bažnyčią ir laikantis sakramento. Ir aš labai žaviuosi, neskirstau ir neneigiu kažkokių atšakų krikščionybės. Kiekvienai šaliai, manau, yra skirtas, kiekvienam žmogui yra skirtas jo kelias ir Dievas suranda kelią ir mokymą, kaip žmogui lengviau surasti Dievą. Kadangi aš pati esu tokios asketinės prigimties ir aš ieškau tokių sunkių būdų, aš mėgstu ir badauti ir šiaip laikytis kažkokiu tai askeziu ir melstis. Ne visada sėkmingai, aišku, nes irgi protas labai stiprus paukštis, kurį irgi reikia išmokti valdyti. Tai kadangi aš labai mėgstu tokį stipresnę askezę, tai aš pasirinkau stačiatikių kelią, nes tai yra turbūt vienas iš sunkesnių kelių, nes jis reikalauja stipresnės askezės, stipresnio atsidavimo. Ten labiau pas mus yra išreikšta blogio ir gėrio kova, bet aš nelyginsiu dabar konfesijų ar atšakų krikščionybės, ne tame esmė. Aš manau, kad svarbiausia yra surasti Kristų. Ir prašau irgi savo brolių visų, kurie, tarkim, irgi netiki bažnyčios mokymo, tarkim, protestantų kai kurių, arba šiaip yra daug naujai atsivertusių Kristaus sekėjų, kurie nepripažįsta jokios bažnyčios, tai prašyčiau irgi brolių neieškoti, kaip neigti bažnyčią, nes jūs nieko apie tai nežinot, arba labai mažai apie tai žinot, bet geriau ieškoti būdų, kaip atversti tuos, kurie dar nesurado Kristaus, nes mes labai daug padarom klaidų iš nežinojimo. Ir aš matau Facebook'e tarp brolių krikščionių irgi, kurie ten vieni ant kitų konfesijų pikžodžiauja ir smerkia, ir ten Dievo motina, ten kažkas smerkia. Bet argi toks mūsų tikslas? Mūsų tikslas yra išgelbėti sielas, išsigelbėti patiems ir kaip sakė vienas šventasis, jeigu tu išsigelbėsi pats, tai išsigelbės tūkstančiai aplink tave. Tai rodyti pavyzdį, būti gerai žmonėm, sekti Kristaus mokymu, kas yra šventas, pats gražiausias mokymas. Kiek aš visko esu pražiūrėjus, praskaičius, nieko nėra gražiau už Kristaus mokymą, kuris yra pilnas gerumo, pilnas meilės ir viršyje bet kokį žmogaus supratimą. Kaip aš šventai tikėjau karmą anksčiau, kad jeigu aš padarysiu kažką blogo, kitam gyvenime aš atsiimsiu ir dar blogiau, tapsiu kirminu ar dar ten kokio vabalo už tai, ką aš padariau. O iš čia iš niekur atsiranda Kristus, kuris pasigailė nusikaltėlio paskutinę minutę, kuris buvo prikaltas prie kryžiaus šalia jo ir pasiima į dangaus karalystę. Jis per sekundę, dėl to, kad jis pasigailėjo už tai, ką padarė, jis jam atleidžia. Kur karma? Aš kur karma? Kaip taip gali būti? Ir mano protas negalėjo niekaip suvokti pradžioj. Skaitau ir o tai jisai žudė galbūt žmonės. Kas jam už tai? Ta prasme, bet Dievas yra absoliučiai mylintis tėvas ir jisai pasigailės bet kokio žmogaus, jeigu jisai atgailaus. Taip yra
Ir va čia krikščionybė susidūrė su tuo, kad yra kažkas aukščiau karmos tūkstančius kartų, nes Dievas veikia nesuvokiamų būdu, mums nesuprantamų būdu. Gal mums atrodo, kad turi būti teisybė, reikia atlyginti už nusikaltimą, bet yra Dievas, kuris priima nusikaltėlį ir jis turi viltį, kad jisai pateks į dangaus karalystę dėl vienos savo žodelio atgaivos. Taip galėčiau kalbėti be pabaigos, bet gal šiam kartui užteks. Esu labai dėkinga, kad išklausėt. Klausimų greičiausiai bus labai daug. Tai kviečiu rašyti man. Būtinai sukursiu Facebook'e grupę ir turbūt jau sukūriau, jeigu jau paleidau video. Bet kviečiu prisijungti ir Dievas be to yra nemokamas, dar pridėsiu. Visa tai nieko nekainuoja. Ir tiek, kiek aš savo New Age mokymuose išleidau tūkstančius pinigų keliaudama ir ieškodama Dievo. Taip čia pirmą kartą krikščionybę aš susidūriau su tikrais krikščionėmis, kurie mano didžiausių nuopuolių metu man padėjo visus 4 metus. Tie, kurie patys neturi iš ko gyventi, rėmė mane ir padėjo man besąlygiškai, be jokios tikimybės gauti kažką atgal. Pirmą kartą aš susidūriau su tikru gerumu, su tikrais krikščionimis, su tikrais žmonėmis. Esu be galo dėkinga savo vienuolynui, savo bažnyčioje. Beje, kiekvieną dieną iki šiol einu komunijas. Negaliu atsitraukti nuo Kristaus ir bažnyčios ir aš tikiuosi, kad Dievas leis man nuveikti dar daug krikščionybės labui, Kristaus labui, Dievo motinos labui. Ir galbūt mano žodį išgirs kažkas. Tikiuosi, kad tai padės kažkam. Tie mano neverto žmogaus, nes tikrai nesididžiuoju tuo, ką aš dariau. Aišku, aš tai dariau iš didelio paklydimo, dėl to, kad pati buvau labai stipriai suklaidinta, bet tai nepanaikina mano kaltės, todėl kiekvieną dieną iki šiol meldžiuosi už visus žmonės, kiekvieną žmogų, kurį buvau paklaidinus New Age savo mokymuose. Ir aš šventai tikiu, kad Dievas jūs išgelbės. Ir jeigu kas nors iki šiol dar galvojat, kad kam reikia gelbėtis, tai kviečiu pasidomėti giliau, nes nieko nekainuoja pasidomėti, ar tikrai yra pragaras ir dangus, negu iš tikrųjų pražūti. Tai kaip irgi vienas vienuolis sakė, kad geriau apsimoka, netgi jeigu tu esi netikintis, vis tiek labiau apsimoka sekti Kristum, nes jeigu netyčia neteisus yra, tarkim, Dievas kažkoks, tai jeigu netyčia neteisus yra Kristus, tu sieki krikščionybę, o Kristus pasirodo yra netiesa, tu nieko neprarandi, nes pagal kitas religijas tu šitam gyvenime stengiasi būti geru žmogum, laikytis Dievo įsakymą, reiškia, tu gausi labai gerą karmą. Bet jeigu neduok Dieve neteisinga yra ta kita religija, tu pražūsi, tu pateksi į amžiną pragarą, kuris yra absoliučiai tikras. Internete yra milijonai liudijimų, gerai šimtai tūkstančių liudijimų atsivertusių jogų, medituotojų, New Agerių, įvairių kitų religijų žmonių atsivertusių į krikščionybę, kurie kalba tą patį, ką aš kalbu. Vieni galbūt sunkesnė forma buvo nuklydę, kiti lengvesnė, bet pasižiūrėkit, pasidomėkit, tai nėra tik tai mano kažkoks liudijimas. Lietuvoje net pilna lietuvių atsivertusių lietuvių. Ir aš, kuri buvau užkietėjusi jogos mokytoja, kuri praktikuodavau labai intensyviai kiekvieną dieną didelėm askezėm po ištisas valandas, kuri buvau pasiekusi neva labai didelį dvasinį gylį, po kažkiek tai metų paimu ir viską metus, staiga absoliučiai, manau, adekvatus žmogus, išsilavinęs adekvatus žmogus negali šitai pasielgti, vadinasi, yra tame kažkokios tiesos. Vadinasi, tame yra racijos ir verta tuo pasidomėti. Bent jau dėl to, kad pamastykit, kad kaip gali normalus žmogus paimti ir nubraukti viską, ką darė,
ir netikėtai tapti krikščioniu. Aš savo tikėjimo, religijų ir bet kokių konfesijų realiai nepolitizuoju, nesieju su jokia politika, todėl tikiuosi ir savo visų brolių ir seserų suprasti ir tai ir įvertinti. Mano vienintelis mokytojas yra Jėzus Kristus, aš turiu savo dvasios tėvą, be abejo, kuris veda mane šitam kely, žemišką dvasios tėvą, kuris jam be galo dėkinga, jis išgelbėjo mano gyvybę, jo maldomis aš realiai pilnai atsiverčiau. Tai dar kartą labai dėkoju visiems ir tikiuosi, kad ateityje dar susitiksim ir pakalbėsim. Ačiū Jums labai. Ir ačiū Dievui, be abejo, Jėzui Kristui.